balandžio 28. Mes giriamės ir priespaudomis, žinodami, kad priespauda gamina ištvermę, ištvermė, ištyrimą, ištyrimas, viltį. O viltis nepalieka gėdoje, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse per šventąją dvasią, kuri yra mums duota. Laiškas Romiečiams 5 skyrius nuo 3 iki 5 eilutės. Mums reikia kantrybės, tačiau ją galime įsiugdyti tik per išbandymus. Mums reikia tikėjimo, tačiau jį galime įsiugdyti tik tada, kai mums ko nors reikia. Mums reikia gyvenimo patirties mūsų būsimam darbui, o tai galime pasiekti turėdami tik tokius pergyvenimus, kurie leidžia mums pajusti silpnumus, sunkumus ir išbandymus tų aplink mus, kuriems tarnausime, kuriems būsime atstovais Dievo karalystėje. Taigi, dabartiniai išbandymai mus moko, kaip pasipriešinti blogiui geru, bet ne blogiu. Mums nereikėtų girtis pačiais sielvartais, bet galime dėl sielvartų džiaugtis, jeigu jie ugdo mumyse kantrybę, nes tokia ištvermė, liudijant gerą, yra apdovanota Dievo pripažinimu. Ir kai jį gauname, mūsų širdis prisipildo galutinės pergalės viltimi. Ši viltis nėra tuščia, kadangi Dievui yra malonu apdovanoti pergalę tuos, kurių širdys pripildytos jo meilė. Meilė, kuri yra geriausias ir rinktinis šventosios dvasios vaisius, suteiktas mums per Dievą Jėzuje Kristuje. Klausimai, kokius šią savaitę turėjau išbandymus susijusius su šiuo tekstu? Kaip juos priėmiau? Kokį darbą šie išbandymai atliko manyje? Mes giriamės ir priespaudomis, žinodami, kad priespauda gamina ištvermę, ištvermė, ištyrimą, ištyrimas, viltį. O viltis nepalieka gėdoje, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse per šventąją dvasią, kuri yra mums duota. Laiškas Romiečiams 5 skyrius nuo 3 iki 5 eilutės.